A jis čia nieko taip ir nedarė? Ne, juoda buhalterija irgi buhalterija. Šitą gali paimti. Dar vienas dalykas. Turim situaciją. Reikia spręsti. Kiek čia dar tų situacijų bus? Kiekvieną dieną. Nu gerai, neš tą situaciją čia. Nešt. Nu jo, nešk, dėk ant stalo. Okay, you are the boss. Ąžuolai, maybe you know any Spanish? Nine. Do you? No. Tie nauji laikai, cheba. Va, taip galim versti viską. O, jai užkietėjo nesusipratusios žarnos po kelis. Kas? Aha. Gal netiksliai čia. Pala. Va. Va. Šuo migruoja per sapnus, nes du bokalai. Tai čia jau aiškiau. Šudinai verčia. Tai gal čia kodai? Supranti, kaip būna internete užslaptinta, užkoduota informacija, kad kiti neperskaitytų. Ką tu čia linksi? Yeah, I agree. A? Tau nėra tokio jausmo, kad sėdim su dviem šunim? Nu, gal kažkiek yra panašumų. Įdomu, kad tas mūsų pirmas šuo veikia. Jopšik, man! Padėjau tavo situaciją ant stalo. Čia kis žmogus su... Ką? Bosas, tu pasakai, aš padarau. Всё. Ko jūs nori? Ko mes iš jo norim? Ko mes iš jo norim? Kur padėjo mūsų babkės? O paklaus nebandėjai? Ha, juokinga. Nu, ką tu čia... Reikia mums prikirsti tokį ispaną. Miguelį. Tu juokauji. Jisgi jo bosas. Nu gerai, tada galima tą ispanę, kur, supranti, persikioja Freudą. Iš vis nekalba angliškai. Aš tikiuosi, niekas neskaitė mano bylos. Nėra ten dėl tos bylos, net jeigu yra tai koks puslapis. Kuriam parašyta Dariušas, žmogus be turinio. Okei, stop, gerai? Aš tave ir vertinu, ir gerbiu, ir myliu kaip draugą, kaip bičiulį. Pradžiai mes turim išgelbėti kūnus, o tada ir sielas iš dvasinės bedugnės. Bet dabar turim surasti ispaną, okei? Okei. Žinau vieną, bet tau nepatiks. Eik, nepatiks, suaugę žmonės esam, kas čia tau nepatiks? Armi. Nu, gal nelabai patiks. Sakyk. Jūrmalos bernas. Man nepatinka. Jo, žinau, bet tai vienintelis variantas. Man nepatinka. Varom. Bičas. Ką čia miegam? Pertraukėlė. Kas? Šudibėlė! Tik tai cigariukus krauni, patys nesusidės. Vamos! Tai pakabinam ar prie kėdės ryšam? Tai gal, vyrai, mes neklausim, kas čia vyksta. Just another day in office. Mes negalim su kolega šiandien dirbti. Bet mums reikės siuntą paruošti. Tai šitą klausimą to įspręsim. Rokai! Tau šiandien triguba pamaina. A? Gerai, sakė. Žiūri, man šitas patinka. O ką jūs darysit? Tai mes turim dėl tos Jūrmalos išsiaiškinti. Nu, vyrai, ir taip su ja viskas jau aišku. Nu, man labai reikia. Pastovi jūsų emocijos trukdo darbui. Tai kaip kabinam? Nuo to priklausys, kaip kankinsi. O tu pats negali? Ne, čia buvo to darbas. Kai aš pas jį ateinu, jiems lūkis įsitempia. A kai aš vedu pas tave, juk kiaušai į vidų lenda. Hierarchija. Supranti? Jo, supratau. Gerai, Edma, palik mus. Vamos.
see again and again. No? Look, we need every small detail about this man. Why? Because we need information, that's it. Wow. What? Really? Tu kas tau ryli, tu kalbėk, speak. I like you, friends, but this is personal stuff. Do you do right thing? We always do right things. Nu, ar tikrai? Kur pinigai, Rodrigo? Nekompožiu, senjora. Žinok, aš turėsiu tave kankinti. Nekompožiu, senjora. I did nothing wrong. I did nothing wrong. Wrong, ne wrong. Where's the money? I don't have it. Very bad, Rodrigo. Very bad. Are you going to torture me? Yes, I will. No, 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 no. Alejandro, klausyk, this man is not good man. That's why you need all information about him. So, There's some juicy stuff in here, you know. So tell us. no. Okay, so first thing, he is muy agresivo, manly, Oh, what do you mean? bruta. Ah. He likes break stuff. He shaves some cats as a niño. He experimenting with summoning demons, but no results. He has a recurring dream of 10 small people stealing his penis. Kas čia reiškia? Kad pavogė jo pimpalą? Jo, bet nemanau, kad tai keisčiausias dalykas apie jį. Read more. Go on. Okay, he does not like brown socks. He does not eat pickles because they look like dwarf penis. There are a lot of penises in this file. Aha, here we go. He has trust issues because his mother left him alone for 3 days when he was 9 years old. O, jau geriau. Read more. Kas čia tau geriau? Artėjam prie jo silpnybių. Nu ką, mierda, smirda? Where's the money? Stop it, I don't like it. Where is the money? I don't know, I don't know. Tell me now. Where is the money? I don't know, man. I don't know. Make me do bad things, Rodrigo. What? Okay. Well, just... No. Where did you get this? We borrow it. Yes, it's for a good sake. It says that he killed people. Maybe it's just dreams, you know. Maybe. Or maybe Paciento has said that he killed people. As a doctor, I should inform authorities, but Paciento has said that he will kill me too if I rat him out. Is that doctor still alive? He is. Look, we need somehow to get away from him, okay? You are somehow stuck with this loco? He's the boss, the place we ask you to inspect. We need to get rid of him. Nothing special. We need just to know his weak place. Look, you help us and we are out. Never will see us again. Yes.
Stop it. I hate it. Where is the money? It's cold. I can make it colder. Tell me, where is the money? I told you, they stole it, not me. Not me. Edma. Jis nekalba. Tai visi nekalba. Tai ką daryti? Nu, reikia kūrybiškai pažiūrėti tai. Tai ką man, jo portretą nutapyti? Jeigu žmogus pakenčia fizinį skausmą, tai gal dvasinis skausmas yra atsakymas. Apelsino nori? Šiandien atvežė nuo medžio. Jeigu įlendi į galvą, bet giliai įlendi į galvą, palūžta. Dėkui. Doing friendly stuff with friends again? Jo, muchachos for life. Somehow doesn't look good. Are you in some kind of trouble? What? Of course not. And why you should care? I'm not your boyfriend anymore. No, because, What because? because I used to care about you. Used to? Or you still care about me, huh? You're my love. Oh, careful. This is to calm down. Los antidepresantes. Good for reading. And up. Patient shows clear signs of paranoia. He keeps emotional distance from everyone. His girlfriend, both girlfriends, always pay cash. Pizdukas, nu mergas turi. Nepavydėjau. Kas šito pavydė? He does not trust taxi drivers, nurses, vegans. Who likes vegan? I don't like vegan. Oh. What? Here, he mentions that he hides all his, No. how to say, good stuff, valuables. He keeps all his valuables in a special place. Special place? What special place? No. He trusts no one, so he hides all his valuables in a No. Neprisišyk spaus, nu tu egzotiškas pisiau, tu nuskaityk, kas ko dažnai laiko. Why is he angry? He's not angry, no. He's impatient. Are you angry? I'm not fucking angry, read. I don't understand. Por favor. Yeah, okay. Special places, Uncle's hut, or something like that. Or here it says that paciente look like a, how to say, a hamster. So the hamster brings his old stuff to Uncle's hut, yeah? It looks like. I don't know. Turim! Alejandro, amigo. Good. Good reading, you know? I'm not angry. He's not angry. I play Angry Birds. Šiupų, man. Gerai, tai tokia, aš galvoju, apsišyksiu. Pranešęs skaityti. Alio? Mam, reikia patarimo. Na, aišku, mažutį. Tu sakyk, mamytė, kas atsitiko? Atsimeni, aš kažkada grįžau iš mokyklos su fanaru. Aišku, atsimenu, viešpatie. Funikas per pusę veido. Tai kaip tu išsiaiškinai, kas man užvažiavo? Tai kaip paprastai. Na, jau pas tave į mokyklą, tengi pas mus visi vieni kitus pažįsta. Susiradau didžiausią berniuką iš visų Petrą, atsimeni, dabar jis verslininkas, 8 hektarus turi. Nu, tai aš jį tai papurčiau, sakau, kas mano mažučiu užvažiavo, tas tyli. Va, tai kad tyli. Nu ir ką tu jam padarėjai? Oi, sakau, aš jam tada
Pimpitų mažas. Man tavo motina sakė, kad į lovą myžė. Jei neprisipažinsi, kas mano vaikui trenkia, visiems pasakysiu. Ir ką jis? Nu tai ką, apsiverkė. Sako, nesakyk. Įsigando labai, kad aš jam apie jį tokios informacijos va turiu. Tai ir pasakė, kad tavo Akvilė užvažiavo. Jo. Na, šiaip nuo mergaitės į snukį gautų, kiek juoko buvo. Aš juokiausi, Petras juokėsi, net po to ir Akvilė juokėsi. Tai kad jis svėrė gal kokius 100 kilų. Ką sakei? Nieko, turiu eiti. Palauk, biškį. Aš įlysiu tau į galvą. Ištelėpšiu, ne? Ąžuolas, we have a... Vyrai, We have a problem. Dar mums čia vienos problemos pritrūko. Kad tik tokios problemos. iš kur tu gavai tas babkes? Skolą išnešiau. Kaip? No. Where is the money? I don't know. I will kill your mother. Don't have one. She's dead already. Then I will kill your wife. Don't have one. Well, then, girlfriend. Father? Dead. Oh my God, okay. I will kill your dog. Died 2 weeks ago. Cancer. Eina šiks. See, it's very sad. I love him so much, but I have a picture here. Yeah. Here, Pepito. Ir ką tu jam? Man mama teisingai sakė, ir Edma teisingai sakė, kad reikia įlysti priešo galvą. Tai aš paprašiau Edmos, kad atneštų šuniuką. Tu užmušiai šuniuką? Ne. Just like Pepito. Yes, like Pepita. Vai geras. What are you doing? I leave you here with the dog for the night. Oh. But in the morning, I will take the dog away. Why? Because you stole my money. Čia 50 štukų. Tai ką, jis atidavė babkes? Iš karto neatidavė, bet aš palikau jį su tuo šuniuku. Jie susidraugavo ir kai aš grįžau, jisai sako, kad nori šuns. Tipo, jeigu aš jį paleisiu su šuniu, jis atiduos pinigus. Tai aš paleidau ir jis atidavė. Master Blaster. Bet... Kas bet? Bet aš jį vis tiek nuskriaudžiau. Baigt. Mes čia, žinot, kažkokį vokietį įsivaikinom, kontrabandą užsiminėjom, pinigus išmušinėjom, žmonės skriaudžiam. Aš netoks. Visi mes netokie Freudai. Čia 100 štukų. Freudai, tai ką dabar su jais darysim? Nežinau, tai bėgam. Ką žinau, aš nebenoriu ten grįžti, aš nenoriu nieko spręsti. Tu čia protingiausias turi nuspręsti.